atvažiuoji į kažkokį tai kaimą, daug va pakeliai sustatytų tokių lenkiškos vėliavos dryželių, va, tokių va visokių, va ferma kokia tai dirbo ir va toks asfaltas naujas su visokiom tokiom tvorelėm pakelės. Iš ženklų va netrūksta visokių greičio mašinėlių pripaišyta, visokių monetų. Ten 50 eurų buvo nupiešta. Važiavę 400 metrų. Ir privažiuojam prie užkulius, ne užkuliuose, kaip jie čia prieigas miestelę. Visų tų šaškų pilna ir vagi, regi pilna šitų žibintuvų, ale tiek prišpirdolinta, kad tiesiog švies viens paskui kitą tokią magistralę, kad kambainiorai matytų, kur žolai sušinavus pakratai išpilti va visokį, va prišvietimų visokių pridaryta. 400 Va čia va, pasukti dešinėn. vėl kokie tai administraciniai sklypai sodybėlės. Va, tai vadgi, ale iš kur jie tą šviesą visą, kaip sakant, elektrą paraus. Šitiem visiems šviestuvėlėms, ale kaip daug čia, kiek daug gyventojų žmonių, va, kokis tai administracinis plytinis pastatas. Pupso vienas salva. Pasukti dešinėn. Dienukė. Norėgi važiuoti. Nuvažiavę 400 metrų. Pavažiuosim dar. Pasukti dešinėn. Babutės su viedralais, lagonėliais išlips iš autobusą ir matys, kur eit priduoti supirkimo punktą. Kokį varškę dar į smetaną priduos, va, visi šitie va šviesim. Ir viedrai visi lagonėliai, baniukų tušti dugneliai švies. A va čia autostradinė magistralinė sankryža prasideda, tai visiems gerą laiko.